Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums noriu pristatyti tokį patvarų, patogų, galingą Ride Bull elektrinį triratį, kuris gali būti arba atviras, arba su stogu šioje vietoje. Ride Bull Plus. Taigi, žiūrėkime apžvalgą ir sužinosite, kuo gali būti naudingas šis elektrinis triratis jūsų ūkyje. Pristatome Ride Bull arba Ride Bull Plus su stogu ir priekiniu stiklu. Išsirinkite žalią arba pilką spalvą ir važiuokite savo sodybos ar savo ūkio darbus atlikti su elektriniu transportu. Elektrinis transportas yra gerai todėl, kad praktiškai nekainuoja jo eksploatacija, taip pat nėra jokio kuro, o elektros sąnaudos ypač mažos. Nuvažiuoti 100 km su tokiu transportu jums kainuos apie 1 eurą. Jeigu turite saulės elektrinę, dalinkite tai iš kelių kartų. Na, Ride Bull didžiausi privalumai. Ypač galingas ir didžiulis priekinis ratas leis pravažiuoti pro įvairias dirvas. Galingi priekiniai amortizatoriai suteiks jums komforto. Taip pat jie yra ir galinėje šio triračio galyje. Didžiuliai priekiniai diskai, hidrauliniai stabdžiai leis efektyviai stabdyti ir jaustis saugiu kelyje. Kalbant apie kitas sistemas, yra be abejo posūkio signalas, ilgų ir trumpų šviesų žibintai, stop signalas, 2 veidrodėliai, 2 raktai, Ride pakabukas, priklauso jums dovanų, taip pat rankinis stabdis, didelė daiktadėžė po šią sėdynę, taip pat vairuotojo atlošas transformuojasi į patogią sėdimąją dalį ūkio darbuotojams, kurios kartais reikia ir pavežti, papietauti, atsigerti ir pailsėti. Išsiskiriame iš konkurentų tuom, kad Ride Bull priekinis ratas yra didžiulis, tačiau ir dėl to, kad čia yra ne 60 voltų, o 72 voltų galingesnė sistema, kuri leis įveikti didesnius iššūkius bei nuvažiuoti didesnį atstumą. Taigi, kalbant apie nuvažiuojamą atstumą, šis gražuolis Ride Bull nuvažiuoja iki 60 km atstumą. Tai yra 1000 vatų variklis, galimybė registruoti, galimybė neregistruoti, kaip jūs norite, visi sertifikatai yra, tačiau greitis 25 km per valandą neregistruojamoje versija, o jeigu užsiregistruosite, galėsite gauti versiją su 45 km per valandą greičiu. Užtenka AM kategorijos, taigi gali vairuoti ir 15 metų piliečiai. Na, tačiau kadangi tai atitinka mikromobilaus transporto sąvoką, jis yra vienvietis, jis yra 1000 vatų, todėl registracija yra nebūtina. Tačiau tai yra likvidus produktas, pasikeitus įstatymams, pasikeitus reikalavimams, visada turėsite sertifikatą regitrai. Taigi, jeigu norite sužinoti daugiau apie Ride produkciją, apie elektrinius triračius, keturračius, elektrinius motorolerius, taip pat elektrinius dviračius ir paspirtukus, gauti jų detalių, aptarnavimą arba konsultaciją, kreipkitės į mus riedis.lt, Ride prekinio ženklo atstovus. Taip pat yra didžiulis privalumas, kad šių triračių galinė dalis atsidaro ir jūsų krovinys gali išsiversti. Taip, pakėlę priekabą, jūs prieisite ir prie baterijos, valdiklių ir variklių skyriaus. Na, o jeigu turite daugiau klausimų, nedvejojant, su mumis susisiekite. Išbandykime Ride Bull, tai yra pirmas bėgis, galima jungti 2 arba 3. Kadangi aš esu patyręs vairuotojas, įsijunkime 3 ir pirmin. Tai taip, renka greitį šitas triratis, labai galingas, nebaisus jokie kalnai, kalneliai, nebijoju, kad įvažiuočiau ir į šitą, tačiau didžiausias pliusas jo apsisukimo kampas, kadangi yra vienas ratas priekyje, yra lengvesnė, paprastesnė priekinė konstrukcija, mažiau mechaninių gedimų ir didesnis apsisukimo kampas, todėl nenurašykite 3 ratų transporto. Taip, privažiavimo prie kitų mūsų transportų, Ride Toro ir Ride Titan. O kieme stovi gražuolis Ride Dora. Pasižiūrėkite, koks gražus automobiliukas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šią elektrinio transporto apžvalgą. O jeigu turite daugiau klausimų, nedvejojant, susisiekite su riedis.lt telefonu 0633 77 888. O geriausia parašykite mums laišku labas@riedis.lt. Ride, važiuok elektra. Iki! Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.